Vat, gerbiamas Jūrski, kaip... Na, gerbiamas... Jokauju, kalbėkit. Na, rimtai, čia jūs, kaip pasisuka gyvenimas, palaukit, išklausykit. Artūras Paulauskas antrąjį kartą. Nereik tik mane mūštačiau, laukas smūgiai. Taskit, Artūras Paulauskas antrąjį kartą ką? Savo gyvenimą pradeda nuo nulio, norėjau pasakyti. Tai ką, jį vėl nuviliojo kas tai? Nu, ne. Žmogus liko be veiklos, į be profesijos. Ir laiko šitos advokatūros egzaminus, kad neliktų be pajamų. Tai va, žinot, jaunam advokatui taip iš karto niekas rimtų bylų kaip ir neduoda. Bet ką jūs čia šneka? Taigi jisai, po Uspaskicho sparnų dabar yra. Ir kaip neturi pajamų. Tai jūs nuvažiuokit, kad ir dabar į Kėdainius, pas Viktorą į namus, užlipam kartu, vat, į miegamąjį, kur jisai miega. Aš tuo metu nemiegos, kai, žinot. Ir ten kažkur tai prie lovos, trečia spintelė nuo jos, stovi gitara. Tokia iš faneros. 7 stygų ir ant jos parašyta foje ir Grebenščikovas. Dar toliau stovi garmoškė. Tai tą garmoškę atsargiai patraukiam į šoną. Ir atidarom stalčių. Antrą nuo apačios. Ir ten pažiūrėkit, kiek ten pinigų gulė. Jūs sakot, kad Paulauskas neturi iš ko pragyventi, kai jis pas kišenį sėdė, jūs Uspaskicho. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Nieko aš jums nepasakysiu. O aš pasakysiu. Vat jūs paimkit va taip rieškutom saujam pinigų krūvą. Paimkit ir nieks net nepajus, kad ten kažkiek tai paėmėt. Tai gal Paulauskas patsai turi galvą ir nori... Ką turi? Nu, įsivaizduokim, supaus turi galvą ir patsai nori užsidirbti pinigų. Reiškiasi, turi galvą Paulauskas, jo. Taip, sėdi, reiškiasi, Dievo tėvaus Paskiso pačioj pažasty ir, reiškiasi, turi galvą. Jo. Tada aš jums pasakysiu taip, kad Askis neturi galvos. Nes darbo partijos hidra yra viena galvė ir antros galvos jinai neturi. Nu, va čia taip ir išeina, va. Užpakaliu užsėdęs viską Uspaskis. Galvoti bando Paulauskas. Už viso to dar kyšo Gapšio ausis. Jeigu kyšo Kapšio ausis, reiškia... Gapšio ausis. Koks skirtumas Gapšio, Kapšio? Svarbiausia, kad būtų stačius. Atsiprašau, kad pertrauksiu, bet vat, kam šitam Uspaskichui reikalingas Paulauskis, jeigu yra Gapšis? Jis nereikalingas yra. Mato, čia sentimentų reikalas. Paulauskas buvo pirmasis politikas, kurį nusipirko Uspaskichas. Čia kaip pirmoji meilė. Tu negali pamiršti to, ką tu nupirkai pirmą. O po to prasidėjo masinis politikų pirkimas. Tai čia, žinot, masinė gamyba niekam neįdomi.